Sveiki ir softeriai paprasti mirtingieji. Šiandieną randamės Striniuose. Strinių poligonas, Pikšpokštė ir soft renginys. Tai Pikšpokštė organizuoja ne tik ir soft renginius, bet galite suorganizuoti ir šventę jums ar komandai. Galite patobulinti savo įgūdžius ar surengti kažkokį mergvakį, bernvakarį ar įmonės šventę. Taip pat į pačius renginius galite registruotis per šratas.lt svetainę, www.šratas.lt ir patys sužaisti airsoftą. Šiandieną išbandžiau tikrąją bolt actiono rolę, nors ginklas buvo stokinis, galia vos 1,7 džiaulio galios, bet kaip 140 žmonių, tai veiksmo netrūko. Labas! Rytas! Labas! Rytas! Labas! Rytas! Super! Kiek atsako Žalgirį? Lygų kol kas, jo. Serijoje 1-1. Greitai prabėgu taisyklės, jeigu kažkas neaišku, keliam ranką ir važiuojam toliau, gerai? Tai galim važiuoti toliau. Negirdėjau! Važiuojam toliau. Važiuojam toliau! Šiandien karšta, nepalikit CO2, ten balionėlių, nežinau, sproksta ar ne jie, bet green gaso tikrai turėjom atveju, kai automobiliai sprogo. Turėjau silikono balionėlį pats savo autobusė sprogusi, tai buvo smagu rinkti paskui šratus, ačiū Dievui, ne šukes iš sudužusių stiklų. Pasidėkit po automobilių pavėsį, nelaikykit ant tiesioginės saulės spindulių, aišku? Taip. Turim klausimų? Taip. Neturim. Į kitą mašiną įdedu. Mano mašina. Iš vienos į kitą perdį. Aišku? Dar biškai seka pasimečiau. Labas! Rytas! Kronos registracija. Ne tokia seka, žiūrėkit. Žalieji liksit čia su manim, geltonėjai keliausit į kitą pusę. Geltonųjų užduotis išplėšti sandėlį. Parsinešti į medicinos punktą. Pagal numeriukus atsirinkti dėžutes ir pristatyti po 2 sprogmenys į nurodytą, kad sutaptų sprogmens skaičius su dėžutės skaičiu. Aišku? Taip. Viso 5 lokacijos 10 sprogmenų iki žaidimo pabaigos, kuo daugiau po pertraukos keisimės. Taip? Geltonųjų užduotis - apsaugot sandėlį, apsaugot sprogmenis, kad kuo mažiau būtų užmiršta. Žaliuj. Žalių, jo, čia kavos nespėjau, tik vieną padėti. Labas. Labas rytas, pradedam nuo kavos. Na tai turim tokį Asimovo sniperį. Tai pirmo žaidimo pusę bandžiau su juo. Tai žiūrėsim, kaip man sekėsi ir važiuojam. Tai pušinomės į priekį, užsim geras pozicijas, kaip ir minėjau prieš tai, sniperis nėra galingas, visiškai stokinis, nieko neupgraidinęs. Silpnos galios, pabandžiau šaudyti, tai net hopo normaliai nebuvau susireguliavęs, tai toliai čia matysim, kad tikrai atrodo šaudau ten, kur reikia, bet šatai niekaip nepasiekia taikinuko. Ir ganėtinai sudėtinga yra nušauti kažkokius žaidėjus iš tolimesnio atstumo. Kadangi ginklas nėra visiškai upgraidintas, tai nusipirkus kažkokį sniperį out of a box ar ne, tikėsitės, kad snaipinsit visus čia šaudysit į kilometrą, tai kaip matot, toli gražu šatukas skrenda kažkur į tą pusę, bet net nepasiekė taikinio. Kad ir open žaidėjas, atrodo nesunkus kilai, nesunkus fragai, bet dėja nušaut visiškai nepavyksta ir niekaip negaliu pataikyti į šį žaidėją. Dar keletą kartų pabandžiau, patestavau, bet niekaip jo nušaut negalėjau. Tai susinervavęs. Sakau, reikia eiti arčiau, kažkur pušintis į priešų poziciją, krosinau gatvę ir kitoj pusėje jau stengiausi prilaikyti. Priešus čia matome, vaikšto priešai ir stengiausi prisileisti clean šūviui, nes tikrai daug šakų, noriu, kad šatų neblokuotų ir bandau kantriai išlaukti to momentėlio, kada galėsiu šaut. Bandžiau keletą šūvių šaut, bet dėje per šakas 0,3 gramų šatukai sunkiai skrenda su sniperiu, tai dėje nepavyksta nušaut. Čia dar vienas žaidėjas pripušina arti, šaudo kitą mano komandos narį, jau noriu šauti su pistoletu, bet jį pašalina. Ir nereikia man išsiduoti savo pozicijos, tai ramiai kantriai dar pralaukiu toj vietoj. Stengiuosi labai stipriai neišsiduoti ir iš tiesų daug medžiagos neturiu, nes kaip ir minėjau pradžioje buvau, tai yra karšta žiauriai. Tai kamera perkaitinėjo ne kartą ir ne du, tai tik įjungiu kamerą, jinai išsijungia, turėjau nesklandumų krūvas. Tai gal kažkaip ateityje reikės kažką galvoti ir išsispręs šią problemą, o čia tolumoje dar vieną žaidėją bandau nusnaipinti. Ir vėliau žaidėjai pasako, kad girdėjo mane ne kartą, ne du, čia prie pat manęs prižliaušė visiškai arti priešininkas.
Ir aš laukiau, kol gal jį reikės nušaut. Jis prigulė šalia manęs ir mes vienas į kitą va taip gražiai pražiūrėjom apie, nu, žinokit, nuoširdžiai 5 minutės, jei nedaugiau. Bet dėja iš savo POV kameros vaizdo neturėjau. Tai skipinam šitą momentėlį ir čia kitas momentas. Kai prigaunu žaidėjus jau iš šono. Aplink mane daug priešų yra, aš jau įsiskverbęs į priešų paėgas, jie manęs nepastebėjo. O čia tolumoje šūvis. Skaudžiai pataikiau į galvą. Netaikiau iš tiesų, labiau taikiau į kūną, bet skau. Pirmą kartą žaidžiu su snaiperiu šituo, tai buvo sudėtinga su juo kažkur taikliau pašaudyti ir nebuvo jis iki galo sureguliuotas. O čia matom šliaužiantį žaidėją, kurį bandau nušaut. Ir pavyksta man jį pašalinti, bet iškart pastebi ir mane ir pašalina ir mane. Ačiū, senokai. Žinok, nemačiau krūtinį, sorry. Tikrai nemačiau. Šiaip taikiau žemiau, bet ne pirmas tik sniperį šitą žaidžiu, tai... Sorry, tikrai. Ne, viskas, gerai. Sorry. Ne, tikrai vos mačiau, taikiau į krūtinį, bet pas mane hopas labai keistas. Aš skau pirmas tik žaidžiu su šito ginklu, tai... Tiek. Na ir čia dar keletą bandžiau pasnaipinti kartų, tai su tuo pačiu snaiperiu matos, kaip daug kartų į šakas pataikau kažkur ir niekaip nesugebu nušaut žaidėjų, net ir kurie labai lengvai matomi, kur su DMR-u lengvai nušaudavau. Dabar su snaiperiu tenka prakaitą lieti ir dėja niekaip nepavyksta nušauti ir patį vėl pašalina. Man vaidenas, čia sieną išgriauju. Čia sieną išgriauju, ne? Patalpas jis atnaujino, pagerino. Žiūriu, nesuprantu, kaip čia įėjau. O čia reikėjo geltoniesiams stipriai padėti, nes jie stipriai gavinėjo, tai nusprendžiau pereiti su kolega, kad kažkiek padėti, nes tikrai pagailo jų. Na, pas mus naujau komodininkų. Ir dėl to čia hardside'as buvo jiem. Ir dabar jau čia bus reiks balls labai. Bus veiksmų. Kur eisim? 10-15 žmonių, kad gintų. Reikia iš karto savanorių, galite iš karto paeiti į tą pusę labiau, kas siurbliniai ginsitės ir neleisit priešams užimti. Gausit kontaktą greitai ir stiprų. Tai reikia, kad būtumėt pasiruošę, reikėtų kokio snaiperio, labiau prie upės pusės. Reikia kokių... Reikia. Yra jau prie kontaktas. Bėgdamas pamačiau priešus jau prispaudusius prie kalniuko, tai iš karto atsitraukiau, pasėmiau taktišką poziciją. Dar truputėlį padusęs, nes bėgom visą kelią. Tai čia pastebėtas žaidėjas ant kalniuko, kur prieš tai mačiau ir pašalinu šį. O čia iš priekio mus spaudžia ir nusprendžiau atsitraukti toliau, kadangi esu su DMR snaiperiu, tai nenoriu labai artimos kovos. Tai atsitraukinėjau iš karto atgal, kad pasim taktinę poziciją. Kadangi su DMR, tai norėjau iš toli pridengti savo komandos narius. Ten krūmuose užmatyti judesiai, tai šiek tiek pašaudau į krūmus, tikėdamasis kažką nušaut. Dėja šūviai nesėkmingi, o čia nepastebėjau, kaip iš galo prisėlino priešas. Ir jis visiškai prie manęs priartėjo. Ačiū. Nustebęs likau. Na, buvau papjautas, pažiūrim iš priešininko perspektyvos. Čia matom, kaip iš toli prisėlina prie manęs. Papjautas. Ir pašalina mano komandos narius. Say hello to camera. Nu, hello. Tai dėkui Vyčiu, kad atsiunti šitą POV, labai fainas POV iš abiejų perspektyvų, kad turėjom, tai ačiū jam. Ir tikrai geras play. Na ir pas mus komanda buvo labai stipriai užspausta, tai jau už užnugario ir čia pamatau artėjantį žaidėją, jau noriu šauti ir žiūriu, kad jis pasilenkė, kantriai išlaukė, o jis pasirodo liemenę pametė. Tai gerai, kad darskį nenušoviau. Ir prie užnugario stengiausi prisipušinti kuo arčiau ir nueiti priešam iš galo, nes mūsų pozicija jau buvo labai stipriai užspaustos. Ir čia pastebėjau porą žaidėjų, kadangi pasikeičiau atgal į savo DMR-ą. Kaip skaup kamerą netaip idealiai pritvirtinau, tai ganėtinai sunkiai matosi žaidėjai, bet jie paliai viršų turėtųsi šiek tiek matytis. Ir padarom dar čia porą nuėmimų. Geras, prašom. Na ir čia pavyksta nemažai praleist laiko, dar praeinant į savi, kažkur buvo nušturmavę irgi numirė. Ir čia nusprendžiu giliau pasipušinti, sakau, eisiu į pastatą iš už nugaros. Hit.
Bet tu kuglus. Daugiau taip nedaryk. Gerai, atsiprašau. Na ir tokia smagia gaida šiandieną pabaigėm eventą, tai trumpesnis eventas, iš tiesų Duoda dar turėjau biškį nemažai laisvės. nesklandumų dėl karščio, kamera kaitų, tai reiktų atsinaujinti galbūt kamerą GoPro, kažkokią kitokią pasimti, kuri atsparesnė karščiui, nes šiltesnis dienos ir iškart sunkiau veikia. Tai ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad užsukot, gerus smagaus likusių vakaro ir būtinai postnuprenumeruokit mano kanalą. Ačiū jums labai.